Labas rytas, bičiuliai. Prieš išvažiuojant į automobilių patikras, šiandien ir rytoj, turiu jums dar vieną juodosios savaitės pasiūlymą. Bet visų pirma, užeikite į mūsų atnaujintą svetainę autobrokeris.com ir pasižiūrėkite, kaip atrodo mūsų atnaujinta svetainė. Daugiau žymiai informacijos apie kiekvieną automobilį, prie kiekvienos apžvalgos, taip kad nuo šiol nebebūtina bus žiūrėti automobilio apžvalgą, kad sužinoti, kokie jo parametrai. Tiesiog viską pamatysite prie kiekvieno video surašyta. Taip pat rasite mūsų teikiamas aikštelės paslaugas ir jeigu norite, kad jūsų automobilis atsidurtų mūsų aikštelėje pardavimui, galite drąsiai kreiptis, viską susitarsim ir parduosim jūsų automobilį greitai bei be jokių rūpesčių. Na, o dabar, bičiuliai, Ford Mondeo 2018 metų, 1,5 litro, 82 kW dizeliukas. Kilovatai protingi kaip tokiam varikliui, todėl variklis yra ganėtinai patvarus. Plius automobilio labai gera rida, taip kad nematau problemų, kodėl, jeigu tokio ieškot, šito automobilio nepirkti. Apie komplektaciją. Parktronikai priekyje gale, labai gerai išlaikytas kėbulas, gerai išlaikytas salonas, užšalo duris, nu nieko, parodysiu per čia. Taip, turim tokias apdailėlės juodas, vairuotojo sėdynė, pasižiūrėkit, kaip nauja, galas. Viskas gražu, kiek biškiai dar nuo ryto šviesos trūkumas, tai ne kažką kokybę matau. Bet daugiau aplamai paėmus, tai niekas nei suplyšę, nei įsiskirdė, nei dar kažkur kas. Vairiukas tvarkingas, pilnai multifunkcinis, autopilotas, automatinės šviesos, 6 pavarų mechaninė dėžė, daiktadėžės ten, matot giliai. Podelių laikikliai, start-stop sistema, pati parkuojasi, parktronikai priekyje gale, kaip sakiau, multimedija, navigacija, kondicionierius, klimatronikas, lubos viskas gražu, dailu, apdailos tvarkingos, panelė tvarkinga. Žodžiu, automobilis labai vertas dėmesio. Po kapotu viskas tvarkoj, ką tik padarytas pilnas aptarnavimas, pakeisti filtrai ir tepalai, taip kad nusipirkus šitą automobilį nieko daryti nereikia, reikia tik tais eksploatuoti. R2 bagažinė taip pat jam. Rida 144 tūkstančiai, tai čia su to Forduku, sakau, dar važiuoti ir važiuoti. Dar kažkas po jūsų greičiausiai, kas nusipirksit, važiuos. Automobiliui pakrito kaina netgi ant 800 eurų. Nuo pat ryto -2, naktį lyjo ir tuo pačiu šalo. Tai užtat durelius užšalusios ir dabar tiesiog nenoriu plėšyti už rankenos. Įsidenojus atleis, sušils truputėlį, taip kad atsileis ir durelės. Kas matėt praeito video apie šitą automobilį, viskas darinėjosi be jokių problemų, nes paprasčiausiai buvo pliusiukas. Na, o dabar, kaip sakiau, automobiliui pakritusi kaina ant 800 eurų, buvo 10 700, šiai dienai automobilio kaina yra 9 900 eurų. Kas ieško tokio Mondeo, 18 metų, kaip sakiau, ganėtinai nėra dar labai ir senas, taip kad, manau, ir kaina, ir automobilio stovis atitinka kainą, taip kad čiupkit, kaip sakant, kol yra ir tikrai nesigilėsit. Važiavau su juo, viskas tvarkingai, sankaba veikia gerai, po kapotu jokių skyšių, nuotykių, jokių kitokių nesąmonių, nesurūdėjęs, nei dar kažką, žodžiu, tvarkingas automobilis, laukiantis naujo šeimininko. Jeigu domina toks automobilis, kaip visada, važiuojam Autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba nurodytas telefonas virš mano galvos. Taip pat, jeigu norite automobilį parduoti per mūsų aikštelėje, tie patys kontaktai, bičiuliai. Skambykit arba rašykit, apibūdinsit, kokį automobilį turit, kokios problemos jam ir taip toliau, ir tada viską susitarsime. Ar atvažiuoti, kaip sakant, į aikštelę tolimesniai apžiūrai, ar dėja ne. Ačiū uždėmesi, bičiuliai, lekiam darbuotis, daug patikrų labai turim, tiek rytoj, tiek šiandien, taip kad iki sekančio karto ir susitiksime dar šią savaitę, manau, kokiam ketvirtadienį. Nes kiek žinau, kiek stariau su žmonėmis, tai ketvirtadienį turėtų atvykti tikrai nemažai automobilių. Tikėkime, kad jie bus geri ir jų apžvalgas
išvysite mūsų socialiniuose tinkluose. Taip, kad neužmirškite pasispausti sekti, kad nepraleistumėte tvarkingų automobilių, kurie yra patikrinti ir be paslėptų defektų. Ačiū už dėmesį ir iki.